Pasaulio pasakos. Vilius Telis. Labai seniai, kalnuotoje šalyje, kuri dabar vadinama Šveicarija, buvo toksai Aldorfo kaimas. Tais laikais Šveicariją valdė galinga jos kaimynė Austrija. Siekdamas palaužti gyventojų pasipriešinimą ir įtvirtinti savo valdžią, Austrijos imperatorius į atokiausius Šveicarijos užkampius nusiuntė vietininkus. Tie vietininkai buvo žiaurūs ir negailestingi. Jie atiminėjo iš valstiečių galvijus ir degino jų trobas. Pats nuožmiausias buvo Gesleris. Jis ir valdė Aldorfą. Šiame žaliame ir jaukiame kaime prie didelio ežero stovėjo troba, kurioje gyveno vyras vardu Vilius Telis. Jis buvo toks aukštas ir stiprus, kad šalia savo 6-mečio sūnaus atrodė kaip milžinas. Visi žinojo, kad Vilius Telis drąsus ir darbštus, geriausias apylinkės valtininkas ir taikliausias lankininkas. Jis medžiodavo elnius aukščiausių kalnų viršūnėse. Apie jo nuotykius buvo nuolat kalbama visose prekyvietėse ir smuklėse, ir garsas apie jį pasklido plačiai po visą šalį. Tačiau vienas žmogus jo labai nekentė ir laikė savo priešu. Tai buvo žiaurusis imperatoriaus vietininkas Gesleris. Jį baugino Viliaus Telio jėga ir narsa, todėl jis slapčia svajojo žūtbūt įmesti garsų į šaulį į kalėjimą. Vilius puikiai suprato, kad Gesleris diena iš dienos vis labiau jo nekenčia. Norėdamas apsaugoti šeimą, jis nusprendė palikti kaimą ir apsigyveno medinėje lūšnelėje kalnuose. Čia Vilius ramiai medžiodavo, o jo sūnus Valteris ganė ožkų bandą. Vieną dieną Vilius Telis nusileido iš kalnų į Aldorfą ir išvydo keistą vaizdą. Aikštėje, prie bažnyčios, stovėjo tokia aukšta kartis, kad jos negalėjai nepastebėti. Ant karties pamauta kieksojo vietininko skrybėlė. Kiekvienas sodietis, einantis pro šalį, sustodavo ir žemai nusilenkdavo skrybėliai, tarsi priešai stovėtų vietininkas Gesleris ar net pats Austrijos imperatorius. Žmonės lankstėsi taip stropiai ir pagarbiai, kad Vilius Telis valandėlę stebėjęs šį kvailą renginį, galop praplyšo juokais. Klausyk, užkalbino jis gatvės prekininkę, kas pasidarė mūsų kaimo žmonėms? Gal jie pamišo, kad lenkėsi mediniam basliui su kepure? Ar čia koks žaidimas? Ša, netaip garsiai, Viliau, čia ne žaidimas, dar vienas imperatoriaus vietininko būdas mums pažeminti. Vakar atėjo vienas jo kareivių ir perskaitė potvarkį. Kiekvienas žmogus, einantis pro skrybėlę, privalo jai nusilenkti. Nepaklusę, valdiniai bus nubausti mirties bausme, pasirašė Austrijos imperatoriaus vietininkas Gesleris. Išgirdęs, ką sako moteriškė, Vilius Telis akimirksniu liovėsi juoktis. Jis paėmė sūnelį už rankos ir nužingsniavo gatve, šaukdamas, kad visi girdėtų. Kad aš, Vilius Telis, lenkčiausi skrybėliai, nesulauksit, ypač Geslerio skrybėliai. Vos spėjo jis ištarti šiuos žodžius, kai iš už bažnyčios pasipylė kareiviai. Atstatė lankus, su įtemptomis templėmis jie apsupo Vilių Telį ir nuvedė jį pas Geslerį, žvelgiant į turgaus aikštę nuo savo arklio. Jūsų šviesybė, sulaikėme šį vyrą, tarė vienas kareivis. Jis atsisakė lenkti skrybėliai. Na žinoma, Vilius Telis, pagiežingai atsiduso Gesleris. Taigi vėl susitikome. Dabar paaiškink, kodėl nenori paklusti imperatoriaus vietininkui. Pone, esu laisvas žmogus ir gyvenu laisvoje šalyje, aukštai iškėlęs galvą, ramiai atsakė Vilius. Viliau Teli, ką turėjau omeny sakydamas laisvoje? Ar nematai šių kareivių,
Kur toji laisvė? Panorėjęs galiu tave bet kada įgrūsti kalėjimą ir net pasmerkti myriop. Mirtis irgi laisvė, ponė, įžūliai atsakė Vilius. Matau, esi labai drąsus, tačiau toks įžūlumas tau į gerą neišeis, Viliauteli. Norėčiau, kad mane truputį pralinksmintum. Dovanosiu tau gyvybę su viena sąlyga. Girdėjau, kad esi geriausias lankininkas visoje Šveicarijoje. Suliktais žodžiais berniuko veidas nušvito. Tai tiesa, jūsų šviesybė, sušuko jis, mano tėtis pats geriausias. Ar matote tą obelį? Tėtis gali strėle perskelti obuolį pusiau, stovėdamas už 100 žingsnių. Dar nėra buvę, kad jam nepavyktų, garbės žodis. Kuo tu vardu, berniuk, žiūrėdamas į jį bjauriai vyptelėjo vietininkas. Valteris Telis, išdidžiai atsakė vaikas. Puiku, Valteri, turiu vieną sumanimą, kuris pakels nuotaiką ir man, ir tau. Mėgstu žiūrėti į linksmus vaikus, grėsmingai pridūrė vietininkas. Bėk prie tos obels ir nuskink vieną obuolį, paskui atsistok po medžiu veidu į mus. Užsidėk obuolį ant galvos, o tavo tėvas iš čia, kur dabar stovi, turės strėle perskelti obuolį pusiau. Nesutinku, sušuko Vilius Telis. Viliauteli, tu strėle perskelsi obuolį ant sūnaus galvos, nes aš taip įsakiau, jei nesutinki, mirsite abu. Minioje pasigirdo supūlingas riksmas. Ne, pasigailėkite jūsų šviesybė, nedarykite to. Kas išdrįso man prieštarauti, įtūžo vietininkas. Jūsų šviesybė, aš Jadvyga, Viliaus Telio žmona ir Valterio motina. Jūs negalite įsakyti tėvui nužudyti sūnaus. Pasigailėkite, ponė, argi jūs neturite vaikų? Puolusi vietininkų į kojas raudojo nelaiminga moteris. Temkit šalin tą pamyšėlę, paliepė kareiviams Gesleris. Mama, nesiklauk prieš šį poną. Vaikiškai plonu, tačiau ryžtingų balsų tarė mažasis Valteris. Aš užsidėsiu obuolį ant galvos, nežinau, kad tėčiui pavyks, aš juo pasitikiu. Berniukas tęsėjo žodį. Jis nejudėdamas stovėjo prie obels, išdidžiai žiūrėdamas į tėvą. Išblyškęs, Vilius Telis dirstelėjo į vietininką ir akyse jam ėmė tvenktis ašaros. Tačiau vyriškis susitvardė ir iš strėlinės lėtai išsitraukė strėlę. Paskui įtempė templę ir rūpestingai nusitaikė į obuolį. Minia sulaikė kvapą. Stojo tokia tyla, kad buvo girdėti, kaip skriedama oru Valterio pusėn zvimbė strėlė. Po akimirkos obuolys trakštelėjęs skilo į 2 dalis ir jos nukrito berniukui po kojomis. Bravo, šaunuolis, strėlė perskelė obuolį, nekliudydama vaiko, jis gyvas. Te gyvuoja Vilius Telis. Valio Viliui Teliui, ėmė šaukti žmonės. Valteris puolė tėvams į glėbį, Gesleriui iš nuostabos ir įniršio atėmė žadą. Tuo metu iš po Viliaus Telio liemenės iškrito kita strėlė. Tylos, suriko vietininkas, sveikinu Viliautelį, šūvis buvo nepriekaištingas. Šį kartą tavęs pasigailėsiu. Tačiau mane glumina vienas dalykas. Ką ketinai daryti su strėle, kurią paslėpei užantyje? Išgirdęs Geslerio klausimą, Vilius Telis išbalo. Jis bandė drąsiai atsakyti, jog lankininkai įpratę turėti strėlę atsargai. Tačiau vietininkas nepatikėjo. Pažadu tavęs nežudyti, tad gali nesibaiminti. Rėžk teisybę, paliepė Gesleris. Kadangi dovanojate man gyvybę, jūsų šviesybę, pasakysiu visą tiesą. Jei būčiau nušovęs sūnų, antroji strėlė būtų perverusi jums širdį. Taip, vietininkė Gesleri, su šia strėle būčiau nužudęs jūs. Šie žodžiai Geslerį ne juokais įsiutino, tačiau jis didžiulėmis valios pastangomis sutramdė įniršį ir šaltai atsakė. Pažadėjau palikti tave gyvą ir pažadą tesėsiu.
bet kadangi kėsinaisi mane nužudyti, esu priverstas uždaryti tave į kalėjimą. Tu niekada nebeišvysi nei mėnulio, nei saulės ir kalėsi iki mirties. Pasipiktinusi minia ėmė murmėti, bet Vilius Telis vis tiek buvo sukaustytas grandinėmis. Kareiviai iš jo atėmė arbaletą ir strėlinę su strėlėmis. Anapus ežero niūriai juodavo kalėjimas. Dėl viso pikto vietininkas nutarė pats lydėti Vilių Telį. Visi sulipo į laivą ir išplaukė. Kitas krantas, beveik neįžiūrimas, šmėkšojo tolumoje. Kai laivas pasiekė ežero vidurį, kilo baisi audra. Vėtra pašiaušė bangas, aukštumo sulig kalnais ir nubloškė laivą taip arti kranto, jog jis galėjo kiekvieną akimirką atsitrenkti į uolas ir subirėti į šipulius. Kareiviai buvo prasti jūrininkai ir tik persigandę lakstė po denį. Tik vienas žmogus gali mus išgelbėti, suriko kažkuris kareivis. Mūsų kalinys Vilius Telis yra geriausias šio šalies laivininkas. Turime jį išlaisvinti. Taip, paleiskim Vilių Telį. Vietininkas pražūties akivaizdoje neprieštaravo. Viliui buvo nuimti pančiai ir jis pradėjo įsakinėti įgulai, kaip valdyti laivą. Netrukus laivas saugiai įplaukė į užutekį, kur jo nebeblaškė šėlstančios bangos. Vilius Telis pasuko prie didelės uolos. Kai tik laivas prie jos priplaukė, Vilius čiupo lanką vienam kareiviui iš rankų, šoko per bortą ir iš visų jėgų pastūmė laivą taip, kad tas išplaukė iš užutekio atgal į audros taršomą ežerą. Vilius Telis paspruko. Gesleriui ir jo būriui vargais negalais pavyko pasiekti krantą. Tuo tarpu Vilius Telis ėjo per kalnus ir miškus, kol užkopė į aukštumą prie kelio. Jis pasislėpė ir ėmė kantriai laukti vietininko, nes puikiai žinojo, kad tas šiuo keliu grįš į savo pilį. Kai pasirodė raitas Gesleris, Vilius Telis iššoko iš slėptuvės, įtempė templę, nusitaikė ir žiūrėdamas vietininkui tiesiai į akis, paleido strėlę. Jį įsmigo Gesleriui į širdį ir šis negyvas krito nuo arklio. Greitai kaip žaibas ir eikliai kaip elnias Vilius Telis paspruko, kol kareiviai nespėjo atsikvošėti. Keletą savaičių jis slapstėsi miške, laukdamas, kol triukšmas aprims. Kai apylinkėje įsiviešpatavo ramybė, Vilius grįžo į kalnus, kur lūšnelėje jo laukė žmona ir sūnus. Po keletą metų Šveicarija nusikratė Austrijos jungo. Vietininkai grįžo į savo šalį, o Aldorfo gyventojai vėl prisiminė, kas yra taika, laisvė ir laimė. Savo narsa ir išdidumu Vilius Telis pelnė žmonių pagarbą ir išgarsėjo visoje šalyje. Pabaiga.